Labas vakaras, Lietuvos televizija transliuoja specialias laidas skirtas ES pažinimui. Mes šiandien kalbėsimės, kokie ES pliusai ir minusai. Ir apie tai šiandien mūsų laidoje diskutuos Algis Avižienis, ekonomistas, Edvardas Kriščiūnas, partijos Jaunoji Lietuva atstovas, Algirdas Endriukaitis, kovo 11-osios akto signataras, Algirdas Gricius, Seimo narys liberalas, Vytenis Endriukaitis, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas, bei Rūta Vainienė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto viceprezidentė. Ryte? Taip pat pas mus yra daugiau svečių, kurie turi konkrečių nuomonių apie Lietuvos stojimą Europos Sąjungą. Pas mus vieši Judėjimo už nepriklausomą Lietuvą nariai Arūnas Požarskas, Algis Kasperavičius, Albertas Koviera ir Laurynas Kasčiūnas. Taip pat pas mus svečiuojasi Seimo nariai Algirdas Saudargas, krikščionis demokratas, Egidijus Vareikis, krikščionis demokratas, Birutė Vėsaitė, Seimo narė socialdemokratė, Rimantas Dagys, Europos judėjimo Lietuvoje pirmininkas ir Žygimantas Paviljonis, Užsienio reikalų ministerijos Europos integracijos departamento direktorius. Gerbiami žiūrovai, kaip ir kiekvieną pirmadienį jūs galite paskambinti mums telefonu 216-2525 ir pasakyti savo nuomonę, ką jūs galvojate apie stojimą į Europos Sąjungą. Vilniaus kodas 85, telefonas 216-2525. Ir aš iškart norėčiau paklausti, netgi prieš laidą, ponas Endriukaitis pasakė, kad euroskeptikams arba tiems žmonėms, kurie pasisako prieš stojimą į Europos Sąjungą, trūksta viešumo. Ką jūs turėtumėte omeny? Aš noriu pasakyti, kad euroskeptikai yra kaip ir kiti Lietuvos piliečiai, ir jie turi savo teises ir agitacijai dėl referendumo, prieš referendumą, argumentų įsakymų, jie neturi jokių galimybių ir lėšų. Jeigu referendume numatyta išleisti agitacijai ir propagandai 4 milijonus litų, tai euroskeptikam nėra skirta iki šiol nei 1 litų. Ir šita laida yra turbūt pirmoji iš Lietuvos televizijos, kuri būtent ir turėtų tokios klausimus ir pagvildent, man regis. Nes kas turėtų skirti? Turėtų skirti vyriausioji rinkiminė komisija, nes už Europą jau agituojama nuo praėjusių metų vidurvasarių, pradedant eurobusais, ir visas administracinis valstybinis aparatas tam dirba. Tai ne vien tik tai valdžios, ne vien tik tai vyriausybės, ne vien tik politikų reikalas, bet ir visos tautos atskirų piliečių. Ir todėl tie piliečiai būtent tokiose diskusijose ir privalėtų turėti galimybę išreikšti savo nuomonę. Nes priešingų atveju aš galiu šiandien teikti, iki šios dienos yra užčiaupta burna, neleidžiama išsisakyti, nesudaromos jokios sąlygos, tai yra tiesioginis Lietuvos konstitucijos straipsnių, kur kalba, kad suverenitetas priklauso tautai, uždarimas neprileidžia. O kam jisai gali daugiau priklausyti? Tai būtent ir tai daliai, kurie nėra susieta su valdžia ir vyriausybė, ir kurie turi resursus ir piniginės galimybės tai padaryti. Bet tautos išrinktieji skirsto pinigus, reiškia, jeigu tautos išrinktieji nusprendė, kad visos partijos tiesiog priėmė tokį sprendimą, kad stoti į Europos Sąjungą, tai kodėl dabar mažuma turi spręsti? Aš galiu pasakyti, kad šitą tautos išrinktieji pagal sociologinius tyrimus pasitikėjimą Lietuvoje turi tik apie 13%. Kiek jums reikia pinigų? Pinigų turėtų skirti taip, pagal sociologinius tyrimus. Jeigu 2/3 agituoja už, 1/3 prieš, reiškia taip ir duoti. 3 litai čia ir 2 litai čia. Ponia Vainienė. Dėl biudžeto skirstimo, kuomet užeina kalba, tai aš visuomet noriu pasakyti, kad biudžetas nėra skirstomas kiekvienam žmogui po lygiai. Ir tai, kad yra eurofanų ir euroskeptikų, tai nereiškia, kad lėšos skirtos tai temai turėtų būti proporcingai ir paskirstytos. Tokiu atveju mes turėtume kuomet biudžeto lėšos turėtų būti paskirstomos vėliau proporcingai visiems gyventojams mokėjusiems mokesčius į tą biudžetą. Biudžetas yra perskirstomoji priemonė ir tai, kad šiuo atveju perskirstoma eurofanų naudai, tiems pasisakantiems reiškia propagandai, tai reiškia, kad valdžia aiškiai demonstruoja savo prioritetą, kuris šiuo atveju sutampa su daugumos. Tai yra politinis sprendimas? Tai yra politinis sprendimas, kaip ir visas biudžeto skirstimas. Ir jokių šimčių čia negali būti. Ponas Avižienis. Visgi referendumas bus, reiškia, yra valia
pravesti demokratinį procesą. Piliečiai turi spręsti, juk mes nenorim sakyti, kad čia valstybė jau nusprendė, mes norime atsiklausti piliečių. Tai jeigu atsiklausim, tai sukurkime... Bet tai reikalingas jūsų aktyvumas. Tada, jeigu jūs norite atsiklausti piliečių, jūs turėtumėte surinkti parašus, kurie pasakytų, kad reikia surengti tokį referendumą, kuomet... Jeigu aš galiu pakomentuoti, aš, pavyzdžiui, euroskeptinės temas jau gvildenu jau 3 metus. Ir turiu pasakyti, iš pradžių tai iš tikrųjų beveik buvo neįmanoma pateikti straipsnius, kurie kritiški buvo ES atžvilgiu, didžiajai spaudai. Tiesiog buvo atsakyta, man ir kai kam kitam, mes nenorim, mes už. Reiškia, rimta problema. Dabar tik tai, jau artėjant referendumai, turiu pasakyti, kad visgi padaugėja tų galimybių pasisakyti per radiją, man jau pačiam teko dalyvauti ir kai kurios netgi sukurtos specialios taisyklės yra. Taip, bet visgi aš pritarčiau, kad kažkiek vyriausybė, net ir simboliškai, turėtų duoti galimybės ir euroskeptikams pasakyti. Iš tikrųjų, apie tai yra dabar diskutuojama. O kaip jūs įsivaizduojate taisyklės, kad, iš tikrųjų, taisyklės yra parašyta, kad ir euroskeptikams suteikti viešumą, bet aktyvumo pilietinio kažkaip mažai. Ne, tai mes mes dalyvaujame ir jeigu tik yra galimybė išeiti į viešumą per televizijos laidas, mes jūs tikrai matysit mus ir dar nėra buvę taip, kad mes atsakėm, kad dėja mūsų nepakankamai yra, mes tikrai dalyvaujame. Pone Andriukaitė. Aš labai pritarčiau kolegų nuomonį, todėl taip ir buvo rengiamas referendumo įstatymas, kad būtinai jame laikas būtų paskirstamas po lygiai ir tiems žmonėms, kurie agituoja už, ir tiems, kurie prieš. Referendumo finansavimas yra biudžetinis. Tai štai šiandieną mes visi čia dalyvavome laidoje, vien dėl to, kad yra biudžete paskirtas sumos pinigų, kad tokios laidos vyktų. Dabar turbūt būtų gerai išlyginti šiek tiek daugiau. Jeigu galima, tai aš norėčiau tik pabaigti, nes aš labai įdėmiai išklausiau jūsų, nei pertraukiau. Tai kita vertus, jūs turbūt akcentuojate informacinius dalykus, kad žmonėms būtų pateikta informacija. Vyriausybė neturi teisės agituoti ir neagituoja. Dabar mes kaip tik čia ir keisimės nuomonėmis, nesibos už, kiti prieš, bet informaciją pateikti objektyviai, tarkim, kas susidėrėta, kaip susidėrėta, tai yra privalu, tam yra skiriama kita dalis lėšų. Taigi pirmoji dalis lėšų skiriama rinkiminė agitacija ir propagandai ir jis skiriama toms laidoms, kuriuose būtinai dalyvaus priešininkai. Gerai, pane Andriukaitė, propagandą jūs minėjote, dalis lėšų skiriama propagandai. Ar vis dėlto propaganda tai nėra tas ydingas blogis, kuris yra, sakykime taip, žmonėm neleidžia patiems mąstyti? Aš labai teisingai pritariu, aplamai aš esu prieš propagandą. Ir štai todėl yra, reiškia, nutarta, kad nedaryti propagandos. Visiškai nedaryti jos propagandos, nes tai, žinot, propaganda yra pats pigiausias kelias. Bet kaip jūs įvertinsite, pavyzdžiui, vyriausios rinkimų komisijos taisyklės, kur parašyta, kad mes privalom skirti laiką? Visom pusėm. Ir viena, ir kitai. Bet tai čia rinkiminė kampanija, tai agitacinė. O tuo tarpu pateikimas sudėrėtų biudžetinių finansinių skyrių, akcizų, mokesčių, jis naudingas ir gerbiamam Avižieniui ir man, kad mes abudu galėtume aptarti konkrečius dalykus. Bet paklauskime eilinį pilietį, ar čia yra informacija, ar čia yra agitacija už stojimą. Pažiūrėkite, būkime europiečiai. Aš turėsiu darbą. Tai čia jau nebe argumentai, čia tikrai yra lozungai. Gerai, mes aptarėm šitą dalį, kuomet kalbam apie tai, kad galbūt vieniems atrodo, kad per mažai skiriama laiko, kitiems atrodo, kad galbūt normaliai. Tačiau mes kalbėkime apie pačią Europos Sąjungą. Kaip vienas iš aspektų akcentuojamų Europos Sąjungos šalininkų yra saugumas. Ar įstoję Europos Sąjungą tapsime saugesni, ponė Grysiau? Taip, kalbant apie saugumą, turbūt šiandieną mažiausiai apie tai yra kalbama, kada mes diskutuojame Europos Sąjungos klausimais. Tačiau, manyčiau, tai nėra toks jau mažas klausimas, ar kaip sako, nereikšmingas. Todėl, kad aš įsivaizduoju, kiekviena valstybė turi savo vidinį saugumą ir išorinį saugumą. Aš tikiuosi, kalbant apie vidinį saugumą, tai kalbėsime mes čia ekonominiais, socialiniais klausimais, socialinė įtampa visom ir taip toliau. Kadangi man daugiau tenka susidurti su išoriniu saugumu, aš turiu omenyje mūsų valstybės saugumą nuo išorės pavojų. O mes jos matome, gal ne visi žino, kad
ir ta pati įtampa sprendžiant tranzito į Kaliningradą klausimą. Ir šiandieną pasirašytas Kaune Gazpromo atėjimas į Kauną už 116 milijonų litų privatizuojant Kauno šiluminę elektrinę. Ir tie būsimos sutartys dėl Gazpromo, kur jie dėlse pasirašyti su mumis dėl privatizacijos ir taip toliau, yra taip pat mūsų jau išoriniai saugumo klausimai. Ir todėl įstojus į Europos Sąjungą, man atrodo, mums lengviau bus spręsti, daleiskime, to paties dujotiekio iš vakarų sujungimo su mūsų dujų sistemomis, to paties elektros perdavimo linijų, kad mes galėtume ne tik tai eksportuoti, bet ir importuoti, jeigu kas nors atsitiktų mūsų elektros energetikos, kaip sakant, ūkių ir taip toliau. Ir visai eilė kitų klausimų. Šio antra vertus aš norėčiau dar paminėti kitą dalyką, kuris mano nuomonė yra be galo svarbus. Šiandien Europoje yra panašiai diskutuojama bendra Europos užsienio ir saugumo politika. Ir nepaslaptis, kad tais klausimais dažnai yra nesutariama. Mes matome, kad Europos Sąjungoje yra išsiskyrusios nuomonės. Tai apibendrinkit, ar būsim saugesni? Aš galvoju, kad dėl pilno mums saugumo reikia būtinai stoti ir į Europos Sąjungą, ir į NATO. Vien tik Europos Sąjunga negali pilnai užtikrinti mūsų valstybės saugumo. Ir todėl to požiūriu, nepaisant šiandieną sakau tų nesutarimų, kurie yra Europos Sąjungoje, man atrodo, ateityje aš tikiuosi, kad jie bus išspręsti. Mums abi narystės yra mūsų valstybės saugumui būtinas. Štai vienas argumentas nuskambėjo, kad štai privalumas, kad mes būsime saugesni. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Lietuvai pilnai dėl saugumo pakanka tai, kad jinai pakviesta į NATO. NATO užtikrina Lietuvos saugumą, bet to NATO nanaikina Lietuvos suvereniteto. Štai dabar mūsų stumimas į Europos Sąjungą, faktiškai tai mus ima į Europos Sąjungą, atima iš mūsų valstybės nepriklausomybę. Tai, ką mes iš tikrųjų esame iškovoję. Todėl aš ir raginu, ir štai, kada bus referendumas, neiti ir boikotuoti štai šitą referendumą. Boikotuoti todėl, kad jis yra nesąžiningas. Jūs matote tokias savokas, kaip naikina nepriklausomybę ir atima suverenitetą. Kaip tai atrodo? Kadangi Europos Sąjungos įstatymai bus viršesni virš Lietuvos įstatymų, faktiškai Lietuva tuo metu tampa kaip savivaldybė. Ir mūsų gyvenimas bus tvarkomas iš Europos Sąjungos. Pone Griciau. Atleiskit, aš tikrai kategoriškai negaliu su jumis sutikti, kadangi man tenka pastaruoju metu dažnai dalyvauti įvairiuose diskusijos dėl būsimos Europos konstitucinės sutarties. Ir iš tikrųjų, tokiu atveju jūs norite teikti, kad nei Vokietija, nei Prancūzija, nei Liuksemburgas, nei Danija, nei Švedija, nei Austrija yra nesuverenios valstybės, o savivaldybės. Daug dieve man gyventi tokioje savivaldybėje kaip Austrija, arba Švedija, arba Danija. Man atrodo, jūs visiškai neteisingai interpretuojate Europos Sąjungą. Argumentas yra kitas, kiek aš suprantu, tai didelės valstybės. Seimo narys, vaidinate lietuvių tautą ir visus čia susirinkusius klausytojus yra. Jeigu mano nepriklausomybė dabar bus reguliuojama Briuselio komisijos, bus vienas prezidentas yra, tai argi tai nėra nepriklausomybės praradimas? Ne, jokių būdų. Kaip tai nepraradimas yra? Savo suverenių teisų. Pone Kriščiūnai, kaip jūs suvokėt nepriklausomybės praradimą? Nepriklausomybės praradimą tai yra, kada, sakysime, visose, štai nepriklausomybės apibrėžimas būtų tai yra, kad tautai priklauso suverenitetas. Kitaip sakant, dabar suverenitetas priklausys Europos Sąjungai, nebe tautai. Jeigu įstatymai mums reguliuos kaip gyventi, štai keletą pavyzdžių, štai mes dar nesame įstoję Europos Sąjungą. Manote, kad Europos Sąjungos įstatymai yra blogi? Minutėlė, yra gerų ir blogų yra. O kada esi nepriklausoma valstybė, gali pasirinkti tai, kas tinka Lietuvo, jos kraštui, kultūrai, o kas netinka. Štai dabar neleidot pabaigti ir aš norėčiau vieną momentą štai pasakyti yra. Argi Lietuvai naudinga yra parduoti savo žemę užsieniečiams yra? Mes dar neįstojame Europos Sąjungoje, jau privertė tai, kad būtų priimtas įstatymas. Ar naudinga jos neparduoti, kad jinai dirbonuotų? Tai palaukit, yra čia problema yra tai, kad tautos elitas, kuris yra tiek yra apsivogęs, yra, kad jis tiek nesugeba tvarkyti tautos, tegu išeina nuo valdžios yra. Ir atsiras žmonių yra, kurie sutvarkys ekonomiką. Tie žmonės, kurie atsiras? Palaukit, yra, tai ar jūs netikite lietuvių tauta, kad neatsiras žmonių, kurie nesugebėtų tvarkyti pačios tautos? Mes nukrypom nuo saugumo temos. Taip. Pone Andriukaitė, iš tikrųjų nukrypome nuo saugumo temos. Kodėl? Čia esminiai dalykai, nepriklausomybės praradimas. Tai galima gal patikslinti. Iš tikrųjų, ES valstybių reikalavimai, norint tapti ES nare, bendrijos nare, reikia pirma būti nepriklausoma, būtinai būti nepriklausoma. Antra, visą laiką išsaugoti savo nepriklausomybę. Trečia,
turėti tarptautinius įsipareigojimus ir juos sugebėti gyventi. 4. Turėti savo konstituciją ir pilietybę. Be šitų galimybių. Ir 5. Stoti savarankiškai. Tai štai, jeigu tų dalykų nėra, nieks nepriima į tą bendryją. Kai mes buvome kitoj sąjungoje, nieks ir nebūtų ištiesęs rankos stoti. Gerai, palaukit. Mes padiskutuosim vėliau. Mes padiskutuosim vėliau. Dėja, atsakysite. Jūs turėjote žodį, ponas Andriukaitis irgi. Dabar yra reklama. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pristato Lietuvos žemės ūkio universitete balandžio 3-5 dienomis rengiamą parodą Ką pasėsi 2003 ir Euroforumą Kaimas kryžkelėje, ar bus pasinaudota naujomis plėtros galimybėmis. Pagrindinis rėmėjas uždaroji akcinė bendrovė Dotnuvos projektai. Parodą jo šviečiamąją programą remia ir kiti šalies agrobiznio lyderiai. Parodos lankymas nemokamas, parodos devizas, naujovės ir žinios, partnerystė ir ryžtingi sprendimai kaimo ateities kelias. Kviečiame balandžio 3-5 dienomis aplankyti parodą Ką pasėsi 2003. Naujoji Dirol Arctic Fresh Polar Mint jums dovanoja stingdantį mėtų gaivos skonį ir tyrą kaip krištolas kvapą. Naujoji Dirol Arctic Fresh Polar Mint. Gyvenkite su šypsena. Drauskite Lietuvos žemės ūkio banko draudime vairuotojų civilinę atsakomybę. Ateikite į Lietuvos žemės ūkio banko draudimo atstovybės ir banko skyrius. Eurobuso žygis per Lietuvą. Būkime europiečiai. Sutikite Eurobusą savo mieste. Gaukite informacijos apie Lietuvos perspektyvas Europos Sąjungoje. Ir diskutuokite apie tai su žinomais Lietuvos politikais. Linksminkite su Neda, Joniu bei Bavarija ir atsigaivinkite naujuoju euro alumi. Eurobuso partneriai. Didžiausi prekybos centrai Maxima, Aljansas Langas į ateitį. Informaciniai rėmėjai. Lietuvos televizija, dienraštis Lietuvos rytas, radio stotis Pūkas. Ištarkime taip. Būkime europiečiai. Ilgalaikis kreditas, jaukus naujas būstas ir $1000 skolos, nuolatinis nerimas. Retas kreditų gavėjas, kuris visą tą laikotarpį dirbs toje pačioje darbovietėje, kuris visą laikotarpį bus sveikas ir mokus ir planuoti pinigų srautus iš tikrųjų žmogui yra sudėtinga. Pinigų kartoje, ką daryti, kai ateina nelaimė. Antradienį 9 vakare per Lietuvos televiziją. Aitvaras atnešė gerą žinią. Tuzino didysis prizas kiekvieną šeštadienį bus net 12 000 litų. Žaisdami studijoje ir namuose galėsite laimėti ir kitas įspūdingas sumas iki 10 000 litų. Aitvaras turtus atneš šeštadieniais be 5-9 vakare per Lietuvos televiziją. Laidą pristato Lituanikos avalynė. Kokybė, dizainas, funkcionalumas pagal aukščiausius tarptautinius reikalavimus. Tęsime diskusiją paskutinėje kryžkelėje. Prieš reklamos pertrauką buvo paminėti kelios ypatybės Lietuvos stojimo Europos Sąjungą. Kaip privalumas buvo minimas didesnis šalies saugumas ir kaip trūkumas euroskeptikų buvo iškeltas nepriklausomybės praradimas. Dabar mes paklausime didesnio rato pas mus susirinkusių svečių nuomonės, jų replikų apie pirmąją diskusijos dalį. Tai ponas Žygimantas Pavilionis, Užsienio reikalų ministerijos Europos integracijos departamento direktorius. Jūsų komentaras. Mane stebina tai, kad bijama, jog Briuselis staiga atims iš mūsų suverenumą, nepriklausomybę. Briuselis bus mes. Briuselį sėdėsime lietuviai, kurie lems savo saugumą ir kitų tautų saugumą. Bet to saugumas šiais laikais suprantamas ne tik kaip karinis saugumas. Saugumas tai yra platesnė savoka, yra ir ekonominis, politinis, socialinis saugumas. Taip, kad Europos Sąjunga, aš manau, garantuos 80% mūsų saugumo. NATO suteiks mums karinį skėtį, bet Europos Sąjunga suteiks tą saugumą, kurio reikia mūsų visiems žmonėms. Dėkui, pono Pavilionį. Rimantas Dagys, Europos judėjimo Lietuvoje pirmininkas. Jūsų komentaras. Aš norėčiau atkreipti dėmesį 2 aspektus. Visų pirma, tai kokias mes teisės deleguojame bendrai spręsti. Būtent deleguojame bendrai spręsti, mes dalyvaujam labai daug įvairių tarptautinių organizacijų, ir jungtinės tautos ir kitos, mes deleguojam dar į savo teisų pasaulio prekybos organizacijai. Žiūrėkime, tie sprendimai dažniausiai priklauso nuo pinigų. Čia geriausiai yra skaičiuojama. Reiškia, mes mokėsim 5%, visos moka 5% savo biudžeto į bendrą katilą.
perpaskirsto kiekviena valstybė savo turto sukurto apie 40%. Reiškia, tos bendrai sukurto pinigų, sakykime, ES deleguoja bendriem reikalams spręsti 2%. Tai tas suverenitetas yra ganėtinai apribotas. Antras dalykas, buvo palieksa tema mūsų užsienio politikos. Dažniausiai suverenitetą mūsų žmonės supranta ir iš konteksto jūsų pasakymų, mūsų euroskeptikų irgi atrodo, kad tai yra mūsų galios spręsti savo užsienio politikos klausimus kaip suvereni valstybė. Taigi matome ES, kokios yra skirtingos nuomonės užsienio politikoje ir niekas dėl to nepergyvena. Kaip tik matome jėgą, kad yra skirtingos nuomonės. Dėkui, pono Dagiui. Seimo narė socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Aš pirmiausiai norėčiau pasakyti labai gerai, kad mes susėdom iš tikrųjų su euroskeptikais, bet norėtųsi, kad jų argumentai būtų, šiek tiek svaresni. Kol kas mes išgirdom svarų argumentą apie mažėjančių nepriklausomybę. Dabar dėl mūsų mažėjančios nepriklausomybės. Tai iš tiesų dalį suverenių teisių mes deleguojame ES, bet būtent teisių, kurios gina bendrą Europos rinką. Ir dabar jūs pasižiūrėkite, ten, kur yra žmogaus kapitalas, ten yra ir širdis. Jeigu, tarkim, vokiečiai ar anglai investuoja į Lietuvą, be abejo, jie stengsis bet kuriom galiom apsaugoti šitą šalį. Taip, kad aš manau, saugumas... Tai čia argumentas iš saugumo srities. Taip, būtent saugumas ir siejasi su tuo, kad esame šitos bendros ekonominės erdvės nariai. Dėkui. Seimo narys krikščionis demokratas Egidijus Vareikis. Čia aš manau, kad yra visiškai aišku, tik tai mūsų tie oponentai jie klaidina žmonės. Jie sako, Lietuva praranda suverenitetą. Paprašyčiau pono Musnicko, jeigu paprašau Kriščiūną pasakyti 1, 2, 3, 4, 5 dalykus, kuriuos prarado Švedija per tuos, sakysim, 7 metus, kiek jį buvo esant kokiai problemai bus prarasta gali spręsti. Ar prarado Švedija savo monarchiją, ar prarado Švedija savo armiją, ar prarado Švedija savo užsienio reikalų ministeriją, ar prarado Švedija savo ūkį, ar prarado Švedija savo tabaką. Ką prarado Švedija galų gale? Tegu bent 8 argumentus man pasako, aš patikėsiu, ką prarado Švedija. Danai nuo 73 metų bendrijoje. Ar Danija yra mažiau suvereni valstybė negu Švedija, ar daugiau? Tegu konkrečiai pasako, dabar tokie sapaliojimai, kad mes prarasim kažką. Tai atsiprašau, ką praradom? Ką prarado prancūzai? Pabandykit prancūzų pasakyti, kad jie yra nesuverenus. Pabandykit. Išsiųskit Kriščiūną, tegu pasako prancūzai, kad jis yra nesuverenus. Ačiū Seimo nariui, ponui Vareikiui. Krikščionių demokratui Seimo nariui Algirdui Saudargui žodis. Ačiū. Dėl saugumo pirmiausiai. Čia nuskambėjo jau labai svarbus tokie palyginimai, ar NATO narystė duoda saugumą, ar Europos Sąjunga. Turiu pasakyti, kad savo laiku, kada NATO narystė nebuvo aiški, man nekartą teko į panašų klausimą atsakyti ir visada labai aiškiai tvirtinau, kad be NATO narystės saugumo iš tikrųjų vien Europos Sąjunga neužtikrint. Bet dabar, kada Lietuva praktiškai, tikėkimės, jau NATO narystė kaip ir užsitikrinus, jau pasirašyti yra dokumentai, ir kada mes tapsim ir NATO, ir Europos Sąjungos nariais, Europos Sąjungos narystė Lietuvos saugumui bus veiksmingesnė negu NATO narystė, todėl kad NATO mechanizmai yra labai kraštutiniai. O prevencinė prasme Europos Sąjungos narystė bus žymiai veiksmingesnė. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl to suvereniteto, čia kur buvo kalbama. Pirmas dalykas, visų pirma, negalima šitaip prieš pastatyti. Atsiprašau, mes čia lyginam, mes gaunam saugumą, o prarandam suverenitetą. Tai yra visiškai netinkamas pastatymas, sugretinimas šitų klausimų, klaidinantis Lietuvos visuomenę, labai pavojingai klaidinantis. Dėl suvereniteto norėčiau atkreipti 2 dalykus. Iš vienos pusės mes galim teisinę prasme aiškintis. Tai čia reikėtų tada teisininkų ateiti, tarptautininkai, jie ten plonybės aiškintųsi, kas tai yra suverenitetas, kokie apibrėžimai. Bet žmogiškai, taip šnekant, mes čia tokia paprastesnė kalba šnekam. Tai jūs pažiūrėkite, apie ką mes kalbam. Tai mes galim sėdėti su to savo suverenitetu užsidarę
ir neleisti, kaip sakoma, jo į apyvartą. Narystė Europos Sąjungoje ir NATO tai yra mūsų suvereniteto panaudojimas, jo išpildymas. Taip, dėkui. Tai apie tai reikia kalbėti. Dėkui, panas Saudargai, dabar norime kreiptis į judėjimą už nepriklausomą Lietuvą. Dėl to mes išklausom, dėl to, kad daug ekspertų pasisakė, mes išklausom, ką atsakys šitą pusę, dėl to, kad mes paskui jau nebeatsiminsim, apie ką buvo kalbėta. Taigi dėl saugumo vis dėlto. Ponas Vareikis labai aiškiai artikuliavo mintis, ką prarado Švedija tapusi Europos Sąjungos narė. Pirmiausia, aš norėčiau replikuoti ir Seimo nariui Vareikiui. Visgi yra krikščionis demokratas, tai turėtų laikytis ir diskusija atitinkamo etiketo. Dabar dėl suvereniteto. Ar ne Europos Sąjungos reikalavimų Lietuvoje panaikinta mirties bausmė? Ar ne Europos minutėlė? Ar ne, kalbėsiu ir aš apie Švediją? Ar ne Europos Sąjungos reikalavimų nuspręsta uždaryti mūsų atominę elektrinę? O dabar, gerai, dabar Švedijos pavyzdys. Turiu duomenis, štai Švedų fermerio asociacijos pareiškimas. Švedija įstojus į Europos Sąjungą, štai jų pieno augintojų sumažėjo 2 kartus. Atsiranda taip yra, kad nori, sakysime, vienas štai tokia net ir atvejis buvo, kad ten pamelžus karvę pasirodo dingo 12 litrų pieno, atvažiavo iš Europos parlamento, ar kur ten komisijos nariai, tikrinti, kur dingo. Tai sako, yra pačio žmogaus įžeidimas. Tai ką, čia nepraradimas? Kad sumažėjo per pus jų fermerių. Man tai nejuokinga. Ir švedui tai nejuokinga. Buvo atsakyta šiuo atveju, praplėsime. Dar palauk, dar apie saugumą. Aš manau, kad visai neblogai, kad bendradarbiaujama ekonomiškai ir man tokia Europos bendrija, kokia buvo iki 92 metų, priimtina. Bet po to, po Maastrichto sutarties, aiškiai pasukta link politinių dalykų. Bandoma kurti kažką tai panašaus į Europinę valstybę. Kodėl dabar mes diskutuojame apie Europos konstituciją, juk turime savo konstituciją, čia turi būti aukščiausias įstatymas mūsų šalies, bet žiūrėkit, mes pastoviai siunčiam delegatus ir ten aptarinėja tokius dalykus, kaip pavyzdžiui lojalumo jausmą Europos Sąjungoje, taip pat apie bendrą atsakomybę ekonomikos politikoje, yra kalbų, kad reikia kurti vieną bendrą ekonomikos nesuprantu, ką jūs norite pasakyti, kur čia saugumo problema yra. Ne, čia suverenitetų, mes saugumą jau seniai palikom, visi kalba apie suverenitetą. Suverenitetas tai yra teisė išrasti dviratį naują. Ne, aš noriu išsaugoti suverenitetą. Jeigu mes turim valstybę, jinai turi turėti funkcijas, o tas funkcijas pastoviai atiminėja. Yra bendras pinigas dabar jau kūriama konstitucija. Dabar prieš porą dienų nori kurti kariuomenę, prancūzai ir vokiečiai supyko ant amerikiečių, tai dabar jie nori savo kariuomenę forsuoti. Tai dar viena funkcija, kuri atiminėja iš mūsų. Ponas Avižienį kyla dėl to, kad nesusitariama apie kokius politinius praradimus kalbama, ar valdžios, ar žmonių. Lietuvos žmonės, ar jie būdami Lietuvoje tik, ar būdami sąjungoje, iš tikrųjų jokių savo politinių teisių nei atras, nei praras. Kaip turėjo, taip ir turės. Tiesa yra tai, kad tam tikrus įgaliojimus praras, lietuviškoji valdžia, jinai juos deleguos eurosąjunginiai valdžiai kartu su savaisiais biurokratais. Tai iš tikrųjų manau, kad tai yra didelis pliusas integracija Europos Sąjungoje, kadangi tai šiek tiek suvaržo vietinės valdžios rankas nuo jos savivaliavimo. Yra demokratinė valstybė, tai turi atstovauti mums. Taip turėtų būti, bet iš tikrųjų mes labai aiškiai žinom, kad valdžia turi jai suteiktus įgaliojimus ir tiesiog jinai dalį savo įgaliojimų deleguoja. O žmonės, jie kaip liko, buvo su savo teisėmis, taip ir liko. Todėl man atrodo, kad čia kaip tik yra labai didelis pliusas. Ponas Avižienis, kuris galbūt galvoja eiti į valdžios struktūras, bijo, kad tai bus sunkiau. Jo, iš tikrųjų, tam tikriems žmonėms, kurie liks Lietuvoje, jų galios įgaliojimai bus suvaržyti, nes reikės tai spręsti aukštesniam lygmenyje, kai kurios klausimus žinoma. Bet ne politikų pačiai yra piliečių, tam ir yra parlamentas, kad pilietis turi teisę išrinkti žmogų, kuris atstovauja. Tik valdininkam, kurie gauna po 20 000 ir faktiškai nieko daugumai Lietuvos gyventojų. Palaukit, ponė Kriščiūnai, bet fondai struktūriniai, įvairiausi pinigai, kurie ateis, ar tai nieko jums nesako visiškai? Žinot, kaip istorikas pasakysiu, pasakykit nors vieną istorinį atvejį, kada kažkas tai būtų davęs veltui labdarai. Jeigu duoda, atsiims dvigubai.
Ir tą mes pamatysime. Kaip jūs įsivaizduot, kad atsiims? Paaiškinkit man. Pavyzdžiui, yra nario mokestis 700 milijonų litų už pilnus metus. Tai išeis iš mūsų biudžeto, mes turėsime susiveršti. Jau iš tikrųjų dabar valdžia sako, užmirškite apie padidinimus, reiškia, asignacijom. Reikės mokėti labai didelę krūvą pinigų turtingai Europos Sąjungai. Tai dėl pensijų, prašau, užmirškite, nedidins pensijų, biudžetininkai negaus daugiau, mes turėsim labai daug mokėti Europos Sąjungai. O fondai eis ne į biudžetą, bet privatiems žmonėms, kaip ponui Uspaskich, pavyzdžiui, 10 milijonų. Aš norėčiau užbaigti tą saugumo tematiką, nes mes, man atrodo, per ilgai prie jo sustojame. Aš norėčiau tik gerbiamam Algiui pasakyti, pirmiausiai, bendra Europos užsienio saugumo politika yra priimama konsensuso pagrindu ir kiekviena valstybė turi savo veto teisę. Taip, kad to klausimu nei viena ES valstybė nepraranda nei vieno gramo savo suvereniteto užsienio ir saugumo politiką. Antra, jūs sakot, pradėjo kurti prancūzais vokiečiais kariuomenę. Sprendimas to klausimu buvo priimtas 99 metais Helsinkyje, kada valstybių vadovai sutarė kurti šitas bendras saugumo pajėgas, kad nereikėtų visą laiką žvalgytis į Ameriką, kuri turi atėjusi čia Balkanuose tvarką padaryti ar kitus klausimus spręsti. Ir aš galvoju, kad Europai, vardan jos saugumo, tikrai reikalingos bendros ginkluotosios pajėgos. Bet Europa nepajėgė Balkanuose padaryti. Taip, todėl amerikiečiai ir buvo priversti ateiti. Tai dabar turėsime dvigubą sistemą, vieną NATO ir vieną Europos Sąjungą. Bet aš dar kartą kartuoju, stojant į Europos Sąjungą mes neprirandame nei 1% savo suvereniteto ir nepriklausomybės užsienio ir saugumo politikos klausimais. Kadangi sprendimai toje srityje yra priimami konsensusu, tai yra įrašytai sutartys. Ir mes turime tiek pat sprendimų galės kaip ponas Šrioderis ir Širakas. Kaip ponas Širakas žiūri į mūsų teisę daryti sprendimus? Tai palikim čia Širako. Palikim Širako. Nelabai demokratiškas požiūris. Mane nelabai gerai nuteikia ponas Širakas. Aš norėčiau sutikti su kolega Avižieniu dėl Širako požiūrio ir taip pat norėčiau sutikti dėl Džordžo Bušo požiūrio, kadangi jungtinės tautos, kaip matėte, nepriėmė sprendimų, bet tiek Džordžas Bušas padarė rimtą politinę klaidą, sakydamas, arba jūs priėmėt, arba aš kariauju, tiek Širakas padarė analogišką klaidą. Taip, kad mes gerbdami, kaip sakyti, diplomatijos įsilės, puikiai žinom, kad visi politikai daro klaidų. Ar Džordžas Bušas, ar Širakas, ar Andriukaitis, ar Avižienis. Tai dabar O Širakas jūs akcentuojate, kad padarė klaidą. Tai yra visa serija, bet mes jau vieną laidą apie tai aptarinėjame. O jūs nebijote, kad tų klaidų gali būti daugiau? Ne, nebijau, todėl kad štai kur yra. Skirkime kalbas, emocijas nuo mechanizmų, kurias reikia pažinti. Kolega Algis Gricius paminėjo labai svarbų dalyką. ES valstybėse saugumo klausimai sprendžiami vienbalsiškai, taip kaip ir jungtinėse tautose. Jungtinėse tautose atsirado šalių nesutikusių su invazija į Iraką, sprendimas nebuvo priimtas. Lygiai taip pat ir čia. Jeigu nesutiks Suomis ar liuksemburgietis, sprendimas nebus priimtas. Nes tai yra, jūs turbūt puikiai suprantate, kad mes kalbame apie vienbalsiškumą. O realiai visi žino, kad susitinka Šrioderis su Širaku, papietauja ir sprendimai daromi. Čia yra faktas, visi žino šitą. Nesakykite, kad Danija turi daugiau įtakos negu Vokietija. Gerai, mes pratęsime šitą diskusiją, kiek vėliau po reklamos išklausysime kitos pusės atstovaujančios kitą pusę ekspertus. Teleloto gimtadienio žaidimas. Geresnių nebūna. Jūsų laukia milijonas, net 1000 papildomų prizų ir 5 madingiausi Peugeot automobiliai. Tarp jų Europos sužavėjas Peugeot 307. Dainų šventė taip pat reta kaip olimpiados, dėl to jinai tokia laukiama. Kita vertus, tai įspūdingas renginys, kaip ACDC koncertas ir pagaliau tai vienintelė proga, kada lietuvos tauta susirenka ne piketuoti ir prieštarauti, o tiesiog dainuoti ir šokti. Tai retas atvejis. Pasaulio lietuvių dainų šventė nuo birželio 30 iki Liepos 6 dienos. Šį vakarą 23:30 minučių vienintelė Lietuvoje televizijos laida apie aviaciją. Šiandien pasakojimas apie vieną keisčiausių aviakonstruktoriams kada nors kilusių idėjų – pagaminti pripučiamą lėktuvą. Ir ką jūs manote, idėja buvo labai sėkminga. Aerodromas pirmadieniais 23:30 minučių. Žiauriai sumušta močiutė meldžiasi už sužvėrėjusius banditus.
Meldžiuosi iš tos nebrėtės, kai jie sugrįžtų pas Dievą. Man gaila, jie sako, kur jūsų tėvai, kur moteros. Gyvenimas vienkiemyje ir nuolatinė palydovė – baimė. Pagalbos telefone antradienį 7:30. Ilgalaikis kreditas, jaukus naujas būstas ir $1000 skolos, nuolatinis nerimas. Retas kreditų gavėjas, kuris visą tą laikotarpį dirbs toje pačioje darbovietėje, kuris visą laikotarpį bus sveikas ir mokus ir planuoti pinigų srautus iš tikrųjų žmogui yra sudėtinga. Pinigų kartoje, ką daryti, kai ateina nelaimė. Antradienį 9 vakare per Lietuvos televiziją. Loterija sekmadienio loto. 1 kiaušinis 10 000 litų. 2 kiaušiniai 3 kiaušiniai. 4 kiaušiniai. Net 5 auksiniai kiaušiniai. Skubėkite, liko tik 2 savaitės. Tęsime diskusiją paskutinėje kryžkelėje apie narystės ES privalumus ir trūkumus. Vėl praplėskime kalbančiųjų ratą, kreipkimės į judėjimo už nepriklausomą Lietuvą aktyvistus, kurie pas mus studijoje. Taigi, Laurynas Kasčiūnas, teisininkas, gal pereikime prie kitų argumentų. Pakankamai ilgai šnekėjom apie nepriklausomybės galimą praradimą, apie ką jūs šnekate, apie saugumą. Kokie dar argumentai yra? Tarkim, kokie dar trūkumai, apie kuriuos jūs kalbate? Na, aš vis dėlto norėčiau grįžti truputį prie tų argumentų, kadangi reikėtų padiskutuoti šitą temą. Ne tik kaip labai svarbus klausimas. Vis dėlto mums čia bandoma įteikti, kad ES yra ta paprasta tradicinė tarptautinė organizacija. Iš tiesų, ji taip nėra. Maastrichto sutartis, Amsterdamo sutartis, Nicos sutartis reiškia viršvalstybinių institucijų, kaip Europos komisijos, ministrų tarybos, Europos parlamento galių stiprinimą, ir nuosekliai tai yra daroma. Aš drįstu teigti ir esu įsitikinęs, kad kiekvienoje sąjungoje yra ašinės valstybės, dominuojančios valstybės, sakykime, Europos Sąjunga tokia yra Vokietija ir Prancūzija, Ir besiplečiančioje Europos Sąjungoje neišvengiamai šitos valstybės sies, kad kuo daugiau kompetencijos, kad kuo daugiau galių bus koncentruota virš valstybės institucijose, kur didžiosios valstybės, netgi ir dabar, turi didžiausią galią. Ir aš drįstu teigti, kad jo, iš tikrųjų, bendro užsienio ir saugumo politikoje išlieka konsensuso principas, vienbalsiškumo principas. Tačiau daugelis kitų sričių didėja kvalifikuotos daugumos balsavimo mechanizmas, kur iš esmės didžiosios valstybės, senosios valstybės turi diskriminuojančią padėtį kitų valstybių, naujų valstybių atžvilgių. Dabar nacionalinio saugumo ir geopolitikos galbūt klausimais. Vis dėlto nacionalinį saugumą aš suprasčiau ir išskirčiau, kad yra 2 grėsmės. Pirmoji grėsmė vis dėlto, kurio kamuoja dabar visas vakarų valstybės, yra imigracijos grėsmė. Tai yra 5-7 milijonai musulmonų Prancūzijoje jau gali daryti spaudimą vyriausybei dėl šalies užsienio politikos, 5-7 milijonai turkų ir kurdų Vokietijoje jau gali, irgi reikalauti įvairių socialinių ir ekonominių, daryti įvairias socialinės ekonominės pretenzijas ir reikalauti iš valdžios. Kitas dalykas, mes žinom apie tokį, ponas Vytis labai gerai žino Prancūzijos eurokontinentalizmą, ir mes puikiai suprantam, kad ES tik tada turės bendrą užsienio ir saugumo politiką, jeigu ta bendra užsienio ir saugumo politika bus vykdoma virš valstybiniam lygmenį. Nes kitaip jos nebus, nes mes žinom, Didžioji Britanija visą laiką vietos kažkokį tai kontinentalistinį, Prancūzijos projektą, Tai jeigu tas lygmuo, vis dėlto iš tarp vyriausybinio pakils į virš valstybinį ir tenais dominuos prancūzai su vokiečiais, mes žinom, kad jie, siekiantis dominuoti Europoje, sieks išstumti Didžiąją Britaniją ir Jungtines Amerikos valstijas ir suartėti su Rusija. O suartėjimas su Rusija reiškia mums geopolitinę problemą. Ir dar kartą pasakysiu, ekonomiškai mums nepriklausomybės reiškia negarantuos ir ta minkštoje soft security negarantuos ES vien tik dėl to, kad 50% energetikos sektorius ES priklauso nuo Rusijos. Vienaip ar kitaip šitos dvi didelės šitos galios jos artės. Pakankamai daug argumentų. Dėkui Jums, ponia Kasčiūnai. Toliau mes kreipiamės į Albertą Kovierą, kuris yra verslininkas. Žodis Jums. Labai ačiū, gerbimi klausytojai. Norėčiau tai paklausti jūsų, ar grįžtame prie ekonomikos, ar tęsime socialinę problemą. Gal kaip verslininkas gali šnekėti apie ekonomiką? Aš dėl to ir uždaviau šitą klausimą ir todėl norėčiau užduoti gerbėmiems dalyviams tokį retorinį klausimą. Mane tai domina daugiau ekonominiai dalykai. Ir vienas toksai būtų, jūs visi puikiai atsimenate, kaip buvo privatizuojama Mažeikių nafta, kaip atėjo Williamsas į
mažeikius, kaip buvo aiškinama, kad amerikiečiai ateis į Lietuvą, jie išmokys mus dirbti, parodys, kaip reikia dirbti, suprivatizuos, mes gausim didelius pelnus. Ryšim su to buvo keičiami įstatymai, konstitucijos ir taip toliau ir panašiai. Dabar vyksta panaši situacija. Lygiai taip pat mes keičiame savo įstatymus, ryšim su stojimu į Europos Sąjungą. Lygiai taip pat girdisi iš valdančiųjų sluoksnių apie tai, kad ateis Europos Sąjunga, jie atneš mums daug pinigų, jinai mums viską padarys, viską mums suteiks, mes čia biškį jiems tik tais nusilenksim ir viskas. Kas galėtų paneigti, kad esant tokiam pačiam scenarijui, esant tiem patiems veikiantiems asmenims, esant tom pačioms dekoracijoms, mes negausime Viljamso varianto. Tik šiuo atveju bus privatizuota ne viena gamykla, o bus privatizuota visa Lietuva. Tuo labiau, kad šiandieninė Lietuvos valdžia neturi ilgalaikės savo ūkio vystymo programos. Bet ar palyginimas vykęs, ar galima kalbėti apie valstybės privatizavimą? Tai metaforos gražu, čia aš ir norėčiau išgirsti jūsų atsakymą į šitą klausimą. Pakankamai aiškus klausimas. Nes aš kaip minėjau... Dėkui ponui verslininkui, dėkui. Mes kreipsimės į istoriką, poną Algį Kasparavičių. Žodis jums. Taip, klausau. Prašau, ką jūs turite pasakyti? Taip, kiekvienas sprendimas yra daromas atitinkamų laikų, vietoje ir atitinkamų žmonių. Ir jeigu, pavadinsime taip, valdantysis elitas vykdė iki šiol tokią politiką, galima sakyti, žlugdė Lietuvą, tai ar jisai pasikeis atsidūręs Europos Sąjungoje? Todėl, kad socialinius klausimus jis spręs, ne Europos Sąjunga. Jo labiau, kad kai dabar matau, kai ėmė agituoti už Europos Sąjungą Laisvosios rinkos institutas, kurio visi buvo, galima sakyti, rekomendacijos nusikalstamos dvasioje šito žmogėdriško liberalizmo, tai apie ką galima kalbėti, kad šitą matyti tokie pat bus rezultatai kaip ir dabartinės politikos. O šitą atsiprašau dar. O jeigu jau Laisvosios rinkos instituto rekomendacijų, tai manau, kad tikrai lietuvių tauta turėtų išnykti, nes to jie ir siekia savo demagogiją. Ponios Leontjevos, o dabar kitų. Dėkui ponui Kasparavičiui už pasisakymą. Ir paskutinis judėjimo už nepriklausomą Lietuvą narys mūsų studijoje, tai ponas Arūnas Požarskas, teisininkas. Prašau. Tai aš apie suverenitetą truputį, nes čia, kaip tik ponas Saudargas pasakė... Jums tai svarbus argumentas, suvereniteto praradimas. Jo, nes kaip tik sakė, kad, reiškia, teisininkas būtų reikalingas, tai aš kaip tik tokį išsilavinimą ir turiu. Tai aš jį suprantu tik tai taip, kaip, reiškia, aukščiausia valdžia tvarkant valstybėje vidaus reikalus ir užsienio santykius. Tai pagal konstituciją tokia valdžia priklauso pas mus tautai, čia viskas tvarkoje. Bet ar iš tikrųjų, reiškia, dabar mes savarankiškai tvarkysim savo žemės ūkį, savarankiškai tvarkysim savo energetiką, savarankiškai tvarkysim migracijos politiką. Mes jau dabar, nebūdami ES nariais, daug ką, reiškia, čia jokių svertų neturim. O kitas dalykas labai trumpai, reiškia, dėl saugumo, reiškia, man atrodo, istorija jau parodė daugelių valstybių atžvilgių, kad, reiškia, tie, kurie paukoja, reiškia, laisvę, savo teisę pasirinkti, teisę būti, reiškia, laisviems nuo išorinės įtakos, vardant saugumo, šiuo atveju, mūsų atveju, vardant tariamo saugumo, gali prarasti teisę ir į saugumą, ir į laisvę. Dėkui Jums už Jūsų mintis. Kągi, nekomentuosime matyti pasisakymų apie Laisvosios rinkos institutą, bet mes pereisim tiesiog prie svarstymo apie ekonomiką. Kaip pasikeis Lietuvos ekonominė situacija Lietuvai įstojus Europos Sąjungą? Pone Vainienė. Instituto pozicija ES atžvilgių visuomet buvo kritiškai racionali. Mes nei sakėm nei už, nei prieš, mes tiesiog sakėme, kad verslui ir žmonėms visuomet palanku pirkti pigiausiai, o parduoti brangiausiai. Tada jie išlošia daugiausiai. Ir prie išvadų šiaip jau priėmė atlikę integracijos ES pasiekmių analizę, kuomet domėjomės, kasgi išloš, kasgi bus laimėtojai iš integracijos ekonomikos srityje, o kas bus tie pralaimėjusieji. Ir iš tikrųjų darėme pasektorinę analizę, kuomet žiūrėjome, kaip tai atsilieps vartotojams, gamintojams, eksportuotojams, importuotojams, įvairiams sektoriams, žemės ūkiui, energetikai, bet kuriems verslininkams ir žmonėms gyvenantiems iš tokių pajamų. Ir iš tikrųjų, nors tam tikri sektoriniai skirtumai egzistuoja, bet kokia buvo pagrindinė tyrimo išvada, kad išlošia tie, kurie yra sėkmingi. Iš tikrųjų, su Europos Sąjunga atsiveria didelės... Pakalbėkime apie tokius dalykus, apie kainas. Mane visą laiką domina kainos.
Jau dabar tos kainos rašomos eurais ir ekvivalentas yra visiškai neteisingas. Taip kaip parašomas. Neteisingas pagal kursą blogai išverstas. Pagal kursą blogai išverstas. Kam tai nežinau, kas jas rašo iki ar kas, tai jiems reikia pretenzijas reikšti, bet kokios bus kainos Lietuvoje įstojus Europos Sąjungoje, kas jums tai sakys, tai meluos, nes nieks nežino iš tikrųjų kokios jos bus, nes jas nustatinės ne direktyva Europos Sąjungos ir ne Lietuvos valdžia, mes nežinome stodami Europos Sąjungą. Mes tik tai žinome tam tikras prielaidas, kad dėl integracijos Europos Sąjungoje tam tikrų prekių kainos yra didinamos dėl to, kad reikia suvienodinti mokesčius, tai yra akcizais apmokestinimas. Kas bus pirmo daroma? Ar bus suvienodinamos kainos, ar reikėtų suvienodinti pragyvenimo lygį? Kainas nustato rinka. Ir jų niekas nei vienodina, nei lygina, nei daro skirtingas. Jas nustato rinkoje pirkėjas ir pardavėjas, pasiūlos ir paklausos santykis. Ir pajamas beje taip pat nustato rinka, nes tai yra apmokėjimas už darbą, o darbas yra tokia pat prekė. Ir integruojantis į Europos Sąjungą, aišku, atsiveriant sienom ir atsiveriant galimybėms dirbti, tai akivaizdu, kad prielaidos pajamoms augti yra lygiai tokios pačios, kaip ir prielaidos kainoms mažėti. Nes atsiveriant sienoms iš tikrųjų galimybės konkurencija išaugo, konkurencija yra didelis spaudimas. Bet aš nemanau, kad Europos Sąjungos šalis prisitaikys prie mūsų kainų ir mūsų atlyginimo, o mes turėsim prisitaikyti prie jų, taip? Taip. Bet kainoms turi įtakos ir mokesčiai. O štai vienas iš pirmųjų žingsnių, jau einant į Europos Sąjungą 94 metais, tai buvo labai aukštas 18% PVM įvedimas. Jis Europai gal labai aukštas, bet Europa labai turtinga yra. Jeigu pažiūrėsim į mažiau išsivysčiusias šalis, ekvivalentiškas mokestis yra mažesnis. JAV, pavyzdžiui, kai pirki produktą, moki tarp 5 ir 8%, žymiai mažiau. Akcizas už benziną daug mažiau. Turtinga Amerika, bet 50% pigesnis kuras yra ten, kadangi jie neturi mokėti tokius aukštus akcizus kaip mes. Tai mes pasirenkam turtingos Europos labai aukštą mokesčių sistemą, reguliavimo naštą, užsikraunam ant labai silpno ekonomikos mūsų kūno. Ir nelabai mes galėsime tempti tą viską. To tolyn, to daugiau. Būna taip, kad gauni viską ir nemoki nieko. Viskas turi savo kaštus. Ir taip, eurointegracija turi savo kaštus ir juos galima netgi labai apskaičiuoti litais. Bet eurointegracija turi ir savo naudą. Ir tai yra tiesiog žmonių pasirinkimas, jų pasverimas. Ar jie sutinka mokėti tokią kainą? Taip, aš nesakau, kad ta kaina yra labai maža. Jinai yra kaina, ją reikės mokėti. Tačiau gaunama nauda irgi yra labai apčiuopiama ir labai reali. Atsiveriančios galimybės, tai iš tikrųjų tas variklis, kuris skatina visus verslininkus didinti savo lūkesčius rinkos atžvilgių. Mūsų atliekamas makroekonomikos rodiklių tyrimas. Visuomet žmonės buvo pesimistiškesni negu statistika oficialioji. Pirmą kartą, kuomet buvo priimtas sprendimas dėl priėmimo Lietuvos priėmimo kitais metais, iš tikrųjų rinkos dalyviai pasidarė dar optimistiškesni. Paprastas pavyzdys. Lietuvoje įstojus Europos Sąjungą pabrangs japoniški automobiliai. Ir vokiečiai vers mus pirkti vokiškus automobilius. Taip? Taip, tai yra viena iš mokamų kainų. Tai nieks nesako, kad yra gerai, bet reikia prisiminti Lisaboną, kurioje buvo kalbama apie tai, kaip padaryti Europos Sąjungą pačia konkurencingiausia šalimi pasaulyje. Tai Europos Sąjunga besiremianti iš tikrųjų 4 laisvių principų, tai yra laisvos rinkos principai, laisvas prekių, kapitalo, paslaugų ir žmonių judėjimas, tai yra laisvės banginiai. Iš tikrųjų, jeigu šitos principus įgyvendintų tinkamai, jinai turi šansų tokia tapti. Nesakau, kad jinai tinkamai viską daro, bet Europos Sąjunga yra pati judantis taikinys, jinai yra besikeičianti. Ir tik tai dabar mažų prisijungiančių valstybių irgi yra tam tikras misija įdėti to šviežio kraujo senutė Europai, kad jinai įgautų tam tikrą pagreitį ir pati galėtų pajudėti iš tam tikro sąstingio, kuriame yra. Gerai, mes pratęsime diskusiją, dabar nuomonę telefonu. Klausykime, kad turi pasakyti mums paskambinę žmonės. Ponas Steponas, kuris yra prieš Lietuvos stojimą Europos Sąjungą. Labas vakaras. Labas vakaras. Atidžiai klausime, kodėl jūs prieš stojimą. Aš nesu taip griežtai prieš, bet aš galiu tik tai interpretuoti kai kurios klausimus. Pavyzdžiui, daugelis čia sėdinčių yra įvairių partijų nariai. Bendrai paėmus visų partijų narius, ar įdomu, ar susidarys 500 000. Labai abejoju.
Taigi, tai nėra jūsų gerbėmiai partiečiai dauguma. Savo laiku aš buvau komunistų partijos narys, 87 metais išstojau, tiksliau sakant, jie sakė, kad išmetu, tai jau vieną Taip suprantu, kad trūkumas yra, jog agituoja partijų nariai, ir ne užstojimą. Partijos yra blogio šaltinis. Susitarę yra, kad jie vieningai už Europos Sąjungą. Tai nėra piliečių nuomonė. Toliau, ekonomiškai, naftą Rusijai atidavėm, dujas atiduodam Rusijai, energetiką, elektrą atiduodam Rusijai, tai nuo ko mes priklausom ekonomiškai? Nuo Europos Sąjungos, nuo savęs ar nuo Rusijos? Nuo Rusijos. Kam? Viskas aišku, ne? Toliau. Nelabai viskas aišku. Tai šiuo atveju, ką tai reiškia? Tai argumentas, kodėl nereikia... Ekonomiškai jau mes esam Rusijoje. Ekonomiškai jau Rusijoje esam. Tai šiuo atveju, ar nesiekis stoti į Europos Sąjungą ir ekonomiškai... Europos Sąjungą tai tik tai figa. Toliau, dar Europos Sąjungai, dar mes atiduosim, daleiskim, žemę parduosim, bet ir to, ko gero, iš Rusijos piliečiai supirks žemę, kai bus laisvai leidžiama parduoti. Tai mes Lietuvai liekam ubagais. Iš visų pusių paėmus. Dabar kalbama apie, reiškia, kad mums Europos Sąjunga duos kažkokias tai lėšas, ūkiui pakelti ir panašiai. Taip. Eiliniam piliečiui, turinčiam 2-3 karvės, aš esu mieste gyvenu, bet tai aš puikiai žinau ir kaimą. Reiškia, 2-3 karvės turėdamas, ar jis galės paimti šitas lėšas? Geras klausimas. Jūsų 3 argumentus mes netrukus atsakysime. Dėkui už skambutį, ponė Steponai. Ačiū Jums. Na, mes pabandysim atsakyti kaip nors į tuos klausimus. Tai pirmas klausimas vis dėlto yra toksai, kad mes iš tikrųjų esame priklausomi nuo Rusijos ir ko mes lendam į Europos Sąjungą. Pone Andriukaitė. Tam reinam į Europos Sąjungą. Aš norėčiau tikrai nusijuokti ir sureaguoti. Mes, matot, nuo Rusijos priklausomi kiek kokius 2000 metų, nes kaimynai esam. Ir visą laiką mūsų istorija su Rusija yra pilna visokiausių dalykų, o 20 amžius, 21 amžius. Ir Rusija ir Europos Sąjunga sujungia tampriais ryšiais. Europos Sąjunga iš Rusijos perka be galo daug dujų, naftos taip pat, žaliavų. Lygiai taip pat kaip iš Rusijos perka labai daug žaliavų Jungtinės Amerikos valstijos. Ir Lietuva šiuo atveju neišimtis. Ir Lietuva turi unikalią galimybę, kaip tik būdama Europos Sąjungos narė, sustiprinti labai svarbią savo rolę. Jį iš tikro gali daug prisidėti prie to, kad tinklai, Europos Sąjungos tinklai ir Rusijos tinklai būtų, kaip sakyti, racionaliau sujungti į tą sistemą, nes mums tai yra naudinga, labai naudinga. Tuo tarpu valdymas, dalyvavimas valdyme, sprendimų priėmimas, mūsų vyriausybė yra visiškai teisingai padariusi, kad neatidavė akcijų kontrolinio paketo, pasiliko teisę spręsti, yra įvairiausių akcijų, kaip sakyti, pasiskirstimo būdai ir formos. Ir įtakoti į šitos procesus vyriausybė visada gali, Seimas taip pat. Kas kita, čia buvo paminėtas Mažeikio naftos projektas, kuris buvo labai kritikuojamas valdymo prasme. Tai davė neigiamų pasiekmių ir man teko nekartą apie tai kalbėti Lietuvos žmonių. Taip kad šiuo atveju mes tikrai turime pasakyti labai įdomų dalyką. Ekonominiai paskaičiavimai štai ką rodo. Ar didžiosios valstybės Europą ir Rusija nesuplėšys mūsų į gabalus? Matot, 19 amžiuje plėšė, 20 amžiuje Hitlerio Stalino planas plėšė. Po Antrojo pasaulinio karo, kaip tik 50 metų parodė, kiek buvo svarbus Eliziejaus susitarimas tarp Prancūzijos ir Vokietijos. Jis pakeitė aplamai žemėlapį. Paskutinius 50 metų ES erdvėje yra taika ir stabilumas. Ir būtent jie nutarė, akmens ir plieno bendrijų sutartys nuo to prasidėjo, kad susitarkime, kad akmens ir plieno reikalus tvarkom bendrai. Nuo togi prasidėjo viskas. Kaip tik nuo strateginių dalykų. Pone Andriukaitė. Ponas Vytenis čia labai gražiai atskleidė vieną paslaptį, kodėl Rusija taip suinteresuota mūsų, kad mes įstotumėm Europos Sąjungą. Ir štai, ir aišku, bet kada jie susitars mūsų pačių nenaudai, kaip ir dėl Kaliningrado srities. Štai Lietuva atseit nepriklausoma valstybė, nuvyko štai Europos Sąjungoje ir Putinas, Rusijos prezidentas, ir nusprendė tranzito klausimą. Vat štai jums ir suverenitetas. Kolegai, tai tik patikslinsiu. Nenusprendė, labai teisingai per savaitę pasakė. Gavę naminę užduotį, įgyvendinti jų nutarimą. Pasakė Kirkilas labai teisingai. Ir pats turbūt dar ir patvirtinsite, kad jeigu Rusija neprisiims įsipareigojimų, Lietuva įves vizas
Labai paprastai ir aiškiai. Tai kas čia prarasta? Pone Andriukaitė. Aš jums klausimėlį. Lietuva dėrybose dėl žemės ūkio absoliučiai visur pralaimėjo ir gavo labai blogas pozicijas, lyginant su tuo, ką įprašė. Lenkai paskaičiavo, kad iš 2 milijonų ūkių pas juos įstojus liks 330 tūkstančių. Kaip jūs manot, kiek Lietuvoje iš esamų ūkių liks? Čia klausimas, aš manau, kad gal nevertėtų, nes dėl to, kad čia ne prognozių laida iš tikrųjų yra ir sunku pasakyti tiek, kiek rinko išsilaikys. Bet galime pasakyti, kolega Algirdai, mes buvome abudu ir kovo 11 aktų signatarai. Pamenate, kai prasidėjo jūsų turbūt patirtis, aiškiai parodys, 3 hektarai, bendrovių grįvimas, dar Europos Sąjunga ir net nekvepėjo. Ir staiga Lietuvoje šitiek sugriovėm ūkių. Kaip jūs galėtume tą pakomentuoti? Gerai, dabar nekomentuosime, dabar telefonas. Galva dėl plaukų neverkia, manau. Dar vienas skambutis. Ponas Valdas iš Vilniaus nuskambina, kuris yra už Lietuvos stojimą Europos Sąjungą. Labas vakaras. Labas vakaras. Kodėl jūs už? Atsiprašau, ne visiškai aš išsakysiu savo nuomonę, o spręs sėdintiems ten. Kitoj pusėje ekrano paliksiu. Gerai, galima tai? Prašau. Reiškia, dažniausiai tikrintojai iš Europos Sąjungos dar prieš keletą metų pabrėždavo mūsų administracijos nesugebėjimą, reiškia, administruoti savo ūkio. Mane kaip pensininką domina administravimas sodros lėšų. Kaip metai, taip sodroje keli skandalai. Pensija per 5 metus paaugo 2 litais ar 3 kai kam. Įstojus į Europos Sąjungą, pensija tikrai nepadidės tiek, kiek pabrangs prekės. Toliau, reiškia, mums tų nusavintų Vagnoriaus indėlių irgi negražins, nes Europos Sąjunga jau seniai fiskalinė politika pabrėždama, mūsų vyriausybė mygė, kad šitą klausimą palikti. Tai jūs greičiau prieš, aš kiek suprantu, šis pasisakė. Tai aš paliksiu spręsti tiem, kurie sėdi už ekrano, aš jums ten pas jūs. Galima tai nuomonę. Ačiū jums už jūsų nuomonę. Pone Griciau. Taip, aš norėčiau pasakyti tikrai, nesigilindamas į ekonomikos peripetijas ir tos paskaičiavimus yra pakankamai daug, man atrodo, žmonės jau nuo jų pavargo. Aš tai turiu dar ir kitą viltį ir mano pagrindinis argumentas, kodėl aš manau, kad mums verta stoti į Europos Sąjungą, yra, kad mūsų valdininkijos darbo žemas efektyvumas, korupcija, valdžios institucijų neefektyvus darbas vienai per kitaip bus veikiamas iš Briuselio, iš tų kitų vakaros Europos valstybių, kuriuose yra visai kita praktika. Ir man atrodo, kad mes būsime priversti įdėkti pas save tikrai tokį efektyvesnį ūkininkavimą, efektyvesnį valdymą. Ir aš dedu itin didelės viltis į šitą faktorių, kuris padės mums išbristi. Viena Europos komisija dėl korupcijos jau atsistatydino. Tai ką jie mūsų mokys? Dar tik tai replika iš kitų mūsų svečių, ponas Žygimantas Pavilionis, užsienio reikalų ministerijos pareigūnas. Aš pabandysiu trumpai susijęti pirmą ir antrą temą - suverenumą ir ekonomiką. Mes vis šnekėjom, kolega iš kitos pusės, kad mes neturim dabar svertų. Ir iš tikrųjų mes jų niekad neturėsim, jeigu mes neįstosim į Europos Sąjungą. Mes niekad nesugebėsim nulemti nei Europos Sąjungos, nei Rusijos energetinio dialogo. Mes niekad negalėsime nulemti, kur tie tinklai turi eiti, kokia žemės ūkio politika turi būti, koks Europos Sąjungos biudžetas turi būti, kiek Ignalina jie turi mokėti, jeigu mes nebūsime Briuselyje. Tai klausimas apie mūsų svertus, ar mes jų norim, ar ne? Dėkui, ir tegu prie stalo atsako tie priešininkai, prašau. Mūsų ekonomikos vystymasi gali nusverti tik tais nepriklausoma laisva valstybė. O kadangi jos mes neturime, tai nuspręs Briuselis. Ir nuspręs taip, kaip jam naudinga, ir tai gali visiškai būti žalinga, kaip jau daugelį atvejų buvo kalbėta Lietuvai. Dėl to ir siūlau neiti į referendumą. Deja, mūsų laidos laikas baigėsi ir aš norėčiau pasakyti, kad vis dėlto, kaip pilietis, aš manau, kad reikia eiti pasakyti savo nuomonę. Tiesiog eiti į referendumą. O kaip jau jūs nuspręsite, tai čia jūsų reikalas. Tai buvo laida Paskutinė kryžkelė. Tai ne paskutinė mūsų laida Europos Sąjungos tema. Mes dar darysim jų 5. Tiksliau dar 4. Tai šitos.